Apsupta miškų šalia paslaptingo Keršio ežero įsikūrusi kaimo turizmo sodyba Svajonių dvaras tikra poilsio oazė. Tai vieta, kur pavargęs kūnas pailsi, nerami siela randa ramybę, o įtemptas protas atokvėpį. Svajonių dvaras vestuvėms, šeimos šventėms ir poilsiui. Su Gintaru susipažinome panašiai prieš 10 metų turbūt. Ir labai įdomi buvo pažintis. Mes susitikome traukinyje, kuris važiavo į Sankt Peterburgą. Gėrėm alų ir įsišnekėjome apie žvejybas, kas kuo užsiima. Pasakiau, kad man labai yra smagu žvejoti, aš mėgstu. Gintaras sako, atvažiuok pas mane, pagaudysim karpių. Sako, negali būti. Sako, tikrai, sako, turiu sodybą įsikūręs, ne tik tai dar labai jauna, bet, sako, karpių garantuoja. Birželio pradžioje mes su šeimyna surizikavome ir atvažiavome. Ir iš tikrųjų mes buvome šitoj sodybai vieni, aš su šeima, su šuniu. Oras buvo labai prastas, lynojo, užmetėm tas meškeres ir tikrai per tą kelionę, kur mes buvom čia 10 dienų, labai graži gamta, labai paliko didžiulį įspūdį, bet didžiausia paliko tai, kad aš sugebėjau pirmą kartą gyvenime ištraukti laukinį sazaną 8 kg. Per tą laiką dar šitame ežere pavyko pagauti tos kelionės metu 33 lynus, kurie sveria nuo kilogramo iki pusantro. Tai va, viską pasakyta to. Tai yra vienintelė sodyba, į kurią aš važiuoju jau 10 metai. Tai yra visų pirma gamtovaizdis čia. Tai yra laukinė gamta, superinis vaizdas, gyvūnai, žvėrės vaikšto rytais, stirnos ir be abejo šeimininkas. Gintarėlis yra nuostabus žmogus. Su juo yra apie ką pašnekėtis, labai draugiškas, duoda daug patarimų, kas liečia gyvenimo klausimais. Jis yra sėkmingas žmogus ir tai matosi iš to, ką jisai sukūrė. Pas Gintarą sodyboje yra daug ko užsiimti. Kas mėgsta grybauti, grybauja, kas mėgsta žvejoti, žvejoja. Aš tai praktiškai čia atvažiuoju ir atsiduodu žvejybai. Didžiausiai įspūdį iš to sodybė tai vis tik tai yra tai, kad man pavyko turbūt pagauti savo gyvenimo žuvį. Tai yra lygi 13 kg ir yra štai šio lydžio galva. Įsivaizduojate, ką jinai gali praryti. Aš manau, kad tai bus turbūt mano bent iki šiol yra didžiausias trofėjas. Tai va, tai įspūdis be abejo yra nenusakomas ir be abejo visos kitos žuvies, sakykime, tai yra žvejų rojus. Tik tai reikia tą žuvį suprasti ir ją pasiimti. Ką galima šitoj sodybai pagerinti? Labai sunku pasakyti. Aš manau, kad žinai pagerinti tas, kas yra dabar čia sukurta ir kas yra pateikta, tai manau yra maksimalu. O aplamai tai aš sakyčiau, kad kuo čia mažiau žmonių, to mums geriau yra. Nes reikia eilėje laukti, kada atvažiuos pas Gintarėlį. Jeigu iš tikrųjų. Nes pas jį yra viskas susakyta, tai aš nežinau, ką galima pagerinti. Namelio daugiau nereikia, aš manau, nes tada bus, jau nebus tos sodybos tokios auros, kada bus užkrovimas žmonių, kada prie ežero ten bus triukšmas ir taip toliau. Manau, kad tikrai tai yra tas, kas yra sukurta dabar, yra nuostabu. Ką galiu palinkėti šitai nuostabiai sodybai ir šeimininkam. Gintarėlį, būk vis laik toks, koks esi, sveikatėlės tau ir tavo šeimai visai. Aš noriu, kad šita sodyba išlaikytų savo tą sukurtą aurą, kad jinai būtų taip, kaip perduodama iš kartos į kartą. Ir linkiu jums didelės sveikatos.